Aš esu Melita, man 17, sirgau onkologinę ligą, osteosarkomą ir ją išgyvenau. Tai šitą norą turėjau labai ilgai nuo mažens, bet niekados neišdrįsau nei tėvam pasakyti. Mama žinojo, bet apie tai net nekalbėjom. Paskui liga atėjo ir tiesiog galvojau, kad negausiu jokio šanso. Bet užtat atsirado Rimanto Kaukėno fondas ir davė man galimybę. Šiaip domėjausi daug stovyklų ir daug agentų, kur yra susijęs su modeliu, su fotosesijom ir išsirinkau porą. Ir va šitą man patiko. Apie ją daug irgi skaičiau, jų puslapį, nagrinėjau modelius, viską. Bendradarbiaujame su Rūta ir prieš 1 metus visos kartu, dar ir kita M-Podiumo vadovė Aistė, susitikom ir kažkaip išrutuliavom mintį, kad labai norime Lietuvos mastu padaryti stovyklas. Darydavom stovyklas savo miestuose ir nusprendėm, kad norim sutelkti pajėgas ir padaryti visos Lietuvos mastu šitokią stovyklą. Tai aš Rimantą stebiu Instagrame, jo veiklą, šiaip senai pažįstu ir tiesiog buvo visuomet noras kažkuom prisidėti, padaryti gerą darbą. Tai su tuo tikslu realiai aš nuolatos klausdavau Rimanto, kaip galiu padėti ir po to vieną dieną tiesiog kažkaip kilo mintis, kad reikia merginai padovanoti. Aišku, norėtųsi šiaip daugiau merginų, vaikinų, kurie domisi mada, kūrybiškumu, padovanoti tokią galimybę. Aš tik atsikėliau, mama atėjo į kambarį ir girdžiu kalbą su kažkuom ir sako, jo, Melita bus labai laiminga, nustebs ir aš tai sakau, kas čia vyksta, sako, tave kviečia Miglė ir Rimanto Kaukėno fondas į modelių stovyklą. Aš tokia apsidžiaugiu, nes aš mamai prieš porą dienų sakiau, kad aš noriu stovyklą modelių, bet sakiau, kad tik galvoju, tai kad jos nespausti. Ačiū už galimybę dalyvauti jūsų stovykloje. Tikrai pasinešiu gerų įspūdžių ir įgūdžių, ir su aukštakulniais, ir fotosesijų, ir pozų. Tiesiog esu labai dėkinga. Tai kviečiame visus prisijungti prie gražios iniciatyvos ir kas kaip gali padėti prisijungti, paremti vaikus Rimanto Kaukėno fondui.